Labą rytą, labą vakarą, nežinau, kada žiūrit on video, skanaus, kas valgot. Aš ruošus į Ispaniją, kas sekėt mažusius socialinius tinklus Instagram arba TikTok, matėt, kad varau pas Motofoxą mokintis pagaliau offroading. Tai dedus daiktus dabar. Galvoju parodysiu jum, ką atrodo šikončiai batų žmogaus. Tai lagamina visi, ne vien lagamin, bet nesvarbu. Skrendu su Rainieru, tai žiauriai pergyvenu dėl tašių, nes jūs kas skridėm, žinot, kad Rainieras yra tokia oro linija, kur prie centimetrą kiekvien prisikabins. Tai tuo tašė yra mano bata, motociklinė ir drabužė visi, termoapronga, pasiėmiau termoapronga, nes man įspėjai, kad kap užkelsiam aukštą į kalną, gali būti iki 3 laipsnių šilumos, gali net minusą būti. Tai pasiėmiau termoaprongą, į kuprienį susidėjau visą savo kompą, kamerą, fotiką, mikrofoną, visą laidą, viskas, žodžiu, iš techninis posės. Ir dar ir šalmas. Žadėjau šalmą iškart kiešti į kuprienį, pasimatavau, žodžiu, kad tilptų, nes daug kas rašė, kad šalmą gali kaip ir ronko neštis ir galbūt nieks neprisikabins, bet aš bijau, kad prisikabins. Tai pasiruošiau taip, kad jeigu viskon galėčiau sukiešti į šalmą vėdų, o šalmą į kuprienį. Čia ir man plans B. Nežinau, ar prireiks ar neprireiks, bet esu pasiruošęs tam. Tai jau maždaug už pusvalandžiaus pajudėsiu į traukinių stotį, nes skrendu iš Kauno, nes buvau bilietą pigesnį. Tai važiuosiu su traukiniu iš Vilniaus į Kauną, tada Kaunį bandysiu pasigauti kokį troleibusą, tada važiuoti iki oro uostą ir tada ten jau išskrendu į Malagą. Malagoje lauks Dovids iš Motofoxą, tai kas motociklistą esate, jūs anon turbūt žinot, kas žiūrat ne motociklistą, tai susipažinsit. Tai Dovids bus gids visos kelionės, sudarinėja maršrutus, trasas, pats yra gerokai labiau pažengęs, sakykime, negu aš važiuoju offroadu, nes aš visiškai nepažengęs. Bet man pasiims su motociklu ir kažką su tom tašėm reikės dviejų ant motociklą važiuoti iki trobos. Troba, kiek žinau, yra 605 metrų aukštį ir jau iki trobos da važiuoti reik biški po offroadint. Tai mes dviejų ant motociklą įdomu žiauriai, ką atrodys, aišku, jūs pamatysite. Pasistengsiu daryti video, kad būtų už kiekvieną dainą po vieną. Tai aišku, tik už šią dainą niek čia jau nepamatysite, tai sujungsiu 2 veinų. Tai jeigu dabar žiūrit ant video, tai tam video jūs pamatysite šiandieną, skrydžiaus dainą, plus rytojaus pirmą važiavimą dainą, nes nenoriu, kad būtų nuobodė. Tai gero žiūrėjimo ir varom keliauti. Arba Karauskis. Švarau. Biška apkliunkis jau su tau šalmu prikabint. Bet ne, ko nepadarysi vardan kelionių. Atvariau įstoti. Traukinys už 20 minučių maždaug. Nuvariau iki Kioka nusipirkti tą kruasaną su kumpiu ir sūriu, nes dar niek nevalgiau šiandien. Mam, neklausyk. Tai lauku traukiniaus, užkandžiauju. Ir nusimato valandėlį dabar traukinį. 2 aukštas traukinys. Antrą kartą gyvenimis tokį važiaus.
atvariau iki Kauno oro uostą. Žadėjau važiuoti su autobusu, bet biški Google Maps mane apgavo. Reiškia, kad bus už 15 minučių, pralaukiau 20, niek nebuvau, ekraniuk nesimatė. Ir galų gali pasirodė, kad dar 30 minučių, bet reikia laukti, tai išsikviečiau Boltą, nes žiauriai noriu tūlik traukinį vandens prigeriau. Tai nenorėjau apsimyšti pirm kelionės dieną. Tai viso, atvarau į oro uostą. Bandysiu pakuotys. Neužtrukau ne pojus paros jau Malago. Dabar reikėtų ieškoti Dovydą. Jis man atsiuntė nupieštą instrukciją, ko reikėtų. Įdėsiu screenshotą, kad pamatytumėt. Pagalvokite, jūs dabar suprastumėt, kur jums. Maždaug taip šitą. Kad suprastit kažką taip atrodo dalyką. Bet tiesiog atsidarė žemėlapį. Einu. Kaip piešiau man parašė. Nupiešti ir taip. Čia kažkur turėčiau pereiti. O, lėktuvas. Toks atrodo, kaip iš Kolumbijos, kur tas specialius siuntas vež. Tikus matos jums. O, lėktuvėlis. Čia aš galiu prizoominti, kažkai. Nelaba. Bet matos. Grina. Kolumbinis. O! Konto. Su šalma, su kamerom. Radau. Benvenidos, sakyk. Benvenidos. Aš pasirodo biški net ten ėjau. Ir perėjau čia ir dar policija nacional pravažiavo. Aš toks gatvės. Dabar bandysiu jums ant šalmų užsimesti ir mes kažką pavarysiam bagažiuką. O žiūrėk, a čia mon? A žiūrėk, čia mon. Vien kodą tai jau patikrinu. O, nesimatė jau šitumso niek. Tai jau. O, Afrika. Ne, mon Afriko dar nebuvo. Nespėjau lunkų uždėti irgi. Tai dabar bandau dėti šalmą ir bandom važiuoti. Sėdi? Toj. Pasislinkam. All good. Ne, ta prasme, link manęs, jeigu ką gali. Kaip Meksika atrodo. Koks fainas miestukas. Kai pasakysiu palinki į priekį, reikės linkti į priekį. Okay. Ai, tu načer. Tu načer. Ai. Ai, man į priekį patinka. Dar nieka. Don't die, optional. Eik tu savo.
dviese. Eik tas savo. Mes tokiam gatvelėm čia parkuotis. Mašina, tu dorns. Dabar reiktų prasilenkt. Eik savo dar gulinčių čia kažkokiai. O dabar nori reikės pradėti linkti priekį. Nežinau, pakankamą palinkau į priekį, bet daugiau nepasilenku. Žinok, kai tiek palinkau į priekį, mačiau tik tavo kelnes. Ką? Tai jūs dabar turėsite nulipti, man reikia vartus atrakinti. Ok. Laikais? Jup. Čia šitie vars? Šitie? Tai aš jau užlipsiu. Nerund kur kamerą, o radau. Karoče, tai jūs čia jau čia ryto pamatysit, kokį čia kelių ant mane atvežė. Ir dar dvi jau. Vienam čia aš jau biškį tepčiau. O dabar dvi jau. Ir dvi jau. Ir dar aš su tašė ir su kuprinė. Ir dar su kuprinė. Šitą. Švar. Nu все, atvarėm į trobą. Tai jau parodys, kur aš mėgos. Reikia susirink greitą šmutkis. Lauką ryto pamatys, nes dabar į tomsė apšikno, tai niek nesimato. Ulala. Ulala. Tikra ispaniška troba. Šitas mano rūsys. O, čia dvi lovos yra. Nieko sau. Žiūrėk, rūbinė ir... O, vaikinė. Все, eisiu užkost biškį mėsos ir eisiu golto, ryto važiausim. Tai jau už kelių sekundžių bus kitą dieną. Labanaktis. Labryt. Išmėgojau, iškart apsirengiau. Nu, išsivaliau dadoncą, bet einu į lauką ir pažiūram. Aš nemačiau. A tu juokauji. A tu juokauji. O mes čia užvažiavom vakar. Na, kaip gerai atrodo. Žiūrėk, į baseinas ir tai būtinai iššoksim. Daud, štai jau su kaveliu grožas, kalnas. Eik, tu aš kaip te aš da iš telefon pafilmuos, nes čia matau, kad net tas va. Va tokius kalniukus. Paprezumins piškėlį.
viršaus ten tokį pakalną. Tolumoj. Ir mes čia vakar 2 užvažiavom tas kelias. Einam kietą posėdą parodys. O, baseinėlis. Šitą žirgą sustatyti jau. Lauk. Čia dar žiūrėkit kalniuką. Kalnų. Žiūrėk, aug čia kažkas. Kažką mandarina. O. Reiks išsirinkt. Padangų da ten matau. Eina savo, nu į baseiną tai tikrai šoksam. Jau nežinau, kad bus bet kiek šalts, bet jau vien pats principas. Savo šalts. Net ne šalts, o ledinis. Aš tau sakiau, kad čia nebus. Todėl reiks šokti iš čia. Iškart ir bėgti prie laiptų, kad išlėk. Aš sakau, aš davai. Kaip pusės taip Filiponai, kad sustojau. Ne. Užtenka. Ne, reiks čia šokti ir bėgti link laiptų iškart. Bet tai kapčiai gera atrodo. Kap atvirutė. Eina savo. Apakis. Bet dabar jau reiks važiuoti, ne? Jo. Ja, nes Dovidas įsutaris iki servizo Malago aptarnavimų. Iš kažkatram iš žirgų. Tai reiks važiuoti 2 ir man palaukti, kol sutvarkysi, tada jau dėsiam į trasą. Oi, kaip gera saulė. Gerai, aš čia pataikiau. Matuojamės gir, kas nori pirkti man sporto programą. Matau jūs šarvus, svarstau kapčių užsidėti, kad dar striukint viršus užsimešiu. Dovid sako, čia aš turiu ir striukių motociklinį. Gal biški paprasčiau būtų. Sakau, nu jo, biški būtų paprasčiau. Tai jau matau su striukinį. Vse, nuotikiu ieškotos išsiruoš. O, žiūrėjau, radau kur pastatyti kamerą. Tada! O! Kaubojaus bata. This town ain't big for the 2 of us. Jo, ir kaip tik arklį turės. Čia bus Dovida. Mano ten. Tai reikia atsistumti. Šitą žirgs, su kuriuo kariausiam. Ten Dovida žirgs. Viškai kustom. Wow, jau pažiūrėk, toks liveris. Motofox, Indian, Alien Graphics, Enduro Fam. Turi ir aš tai klipdok. Iškart galite atkreipti dėmesį, kad skiras Fenders. Čia ir pasanojo pro lygiaus Fenders, pas mane yra Noob Fenders. Bet dabar šita Afrika. Visi galvos, kad aš keitsas enduristas, nes su Afrikas lipduku važiuoju. Un žvyrų praktiškai nebojus. Nu, bus įdomi. Važiuonam. O, tokį patį turėjau. Ja. Rida 3000 kilometrų. Biški daugiau negu mano buvo.
Eik tu savo, mes čia vakar važiavom, rimta. Reik, kad suremontautų. Eik tu savo, kaip gražia. Aš labai tik viską matos per kamerą. Ir kai jūs matytumėt, kokį čia įkalnį ir kokį kalnautį, akmenautį kalną, pažiūrėkit. Blet, jau nukris aš čia žiūrėdam su šonu. Oi! A tu juokauji. O, ble, koks daubišė. A tu juokauji. Eik tu šiekti. Eik tu šiekti. O, ble, čia sudėtingiausia atrodo dalis. Eik tu savo. Eik tu savo. Kažkas neįtikėtina. Aš šiaip mažas žmogus esu, bet dabar toks mažas jautus. Eik tu savo. Bet labai karvis šūdas neauka. Čia yra kažkas nerealaus. Ok. Nežinau, kur nejaukia var offroad ar čia. What the fuck? Ble, man to miesteliu tikrai nejaukiau važiuoti yra, negu ten to žvyrka buvo. Ta prasme, aš čia leidus, nežinau, koks to tom įkalnį. Paskiau užkėlt reiks. Kosmosas. Vamos a service.
Jisai sakė avarinį iš jų. Avarinį iš jų? Jo. Dabar prie gražaus vaizdą paritinsiam jamon, čia sūris, dar pasiėmiau biškį bandėlių ir vėliau atsigerti ir bananą. Dovydas panašia. Lygiai taip pat beveik. Lygiai taip pat tik su bulka ir su humusu dar. Aš mano bulka su šokoladu. Bet vat vaizdėlis. Va toks va. Žiūrėkit koks. Imi kumpį, imi sūrį, gaunas sušis. Mam, nežiūrėk. Fucking God! Jūs pažiūrėkit. Jūs tik pažiūrėkit. Eina savo. Eina savo. Ten Malaga, man atrodo. Wow. 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 Žiauriai. Noriu sutvark motociklą. Tai davai jau vis prasideda veiksmas. Tai nada pavyzdžiai tokia kalna. Aš nespėju galvos sukinėti. Pasifotkinam skaitos. Wow! Va čia prasidės jūsų žvyrkelis. Aklimatizacija vyks prie motociklo. Tai dabar važiavom tokias asfaltas.
iki kalno, čia čiut ne viršaus. Ir dabar jau sako, prasidės žvyrkelis. Tai va čia bus mano. Nu jau nebe pirms, jau prinumų buvo pirmas žvyrkelis. Nu čia jo. Tai čia antras bus žvyrkelis. Bet šitas bus jau toks, kaip sakant, nu jau kažką patirs. Jau pamatys, jau gali ir išgastis biškutį paimti kartais. Nes prieš tai nebuvo, žinok. Kas tai? Prieš tai nebuvo, žinok, kai reikėjo leistis nuo to kalno. Na tai gerai, už 20 minučių pakalbėsime. Jo, fainai. Čia tokia išlaituka, neblogi. Per kamerą, aišku, nepersidaud. Bet čia gan stačiai ir stačiai. Galite įvertinti. Gal tokius visokius. O, ble. Nenusirašiau. Jau norėjai krėst motociklas. Užtekau jėgos. Man ten sakė, važiuojam ten. Sakau, be šansų. Didelę akmenį. Važiuojam kietai. Mušk tą pavarą. Ir stenkis priekinio kuo mažiau naudoti daugiau galinių. Ten matai tą bokštą ant kalno. Ten prie chato. Zaibys. Mes tiesiog iš kitos pusės dabar važiuosim. Man gal veidrodėlius užsilenk. Kaip tau patogiau? Kad nenulaužčiau, jeigu nugriūsiu. Kaip patogiau? Šokinėjom.
Sekas? Biški baisė, bet pratinus po biški. Nu tai gerai, džiaugies pakalką. Aha, karšta. Tik šilumą iš vidaus eina. Šilta, ne jau. Aha. Sakau, tik įsuki į žvyrkelius, atrodo nei sudėtinga, nei ką, biški daugiau judėjimo, tik atsiranda iš karto. Jo. Parvažiuoja enduristas šviežias. Varyk, varyk! Važiuok, važiuok! Tuoj pagausimės. Ant to? Jo, ant to. Ačiū. Ką? Pameni, sakiau, posūkiai. Aha. Taip, va. Oi, ten. Viskas gerai. Nespaudžiu stipriai. Minkštas sėdynė. Nu čia žiauriai slidžiai. Jau galvojau, čia atsigulsiu, bet neatsiguliu. Padėk man. Aha.
duok aš tau jį. Aha. Nelaikyt, aš tau porą. Čia dabar važiuosim ir kai bus va toks posūkis, žinok, kad jisai bus su tokiu pakrypimu ir į tą pusę ir į viršų. Tai jį pasiimk iš išorinės pusės kuo plačiau. Čia va prie pakakti. Nu, bandom. Plačiau. Įveikiau! Nudirpa kiaušė! Įveikėm. Sakė, čia nūbų trasa ir aš tai sugebėjau nusirakti. Nėra pas nūbų. Nūbų. Nėra. Pavyzdėk. Čia tai kalna, nu trobas tam matėte, ne? Tai troba, va, man. Oi, palauk. Taip, tas ten. Autostrada. Troba, va, blemba, neparodysiu, bet aš matau trobą. Per viduriuką tas? Taip, tiesiai. Ir jeigu žiūri ant kalno, matos toks lyg geltonas namelis pats viršutinis. Matai? Tai va tenais troba. Okay. Ir mes dabar grįžinėsim, va, šitai, va, palei kalną, važiuosim, persimėsim ten, važiuosim taip ir tada leisimės į apačią link slėnio. Nice. Aš tai jau dar išsitraukšu telefoną, nes geresnis vaizdas. O kitą dieną važiuosim ten, prašau. Ant to kalno. Gerai. Belekas. Belekas. Tiesiog va. Wow. Wow. Čia... Visi tie maži keliukai, jeigu pažiūrėsit, tai jie jau kaip trasos atrodo. Nu. Eina savo. Eina savo. Žirgas. Netėčia paguldžiavo, nepijai. Pažiūrėkit. Jūs pažiūrėkit. Eina savo. Tus kalnus ryti matėt? Tina gyvenam. Wow. Wow. Paskiau sakė, dar kitus kalnus nuveš. Wow. Galit suskaičiuoti, kiek šitam video kartų pasakiau. Wow. Belekiek. Neatsigrož vaizdas. Čia tik pirma iš daug veitų.
Dovydas sakė, tuora nuo milijonų čia pririnkis. Tai sako, į ten nuvažiuosim, į ten nuvažiuosim, į ten nuvažiuosim. Visar. Žiauriai gerai, šakis. O dabar kur važiuosim? Dabar važiuosim per ten. Ten per kalnų viršų, tada persimusim per kitą kalną, dar per kalnus ir išvysim į miestelį. Į Trobos miestelį. Jo, į kas? Tai jau mes nemažai čia laiką trinamės iš tikrųjų. Nu jau 4. Tai iš namų pajudėjom po 10 biškį, ne? O senoris, aišku, mes miestelį Malago biškį prasitrynėm, ten kol suremontavo birbalėt. Bet yra, offroadų važiuoju, tai jau sakiau, Dovydau, gali pamiršti visko. To bokšto? Jo. Okei. Va to bokšto. Oi, čia bus reikalų. Šiaip, toks niuansas, kad labai daug reikia gumos krumtyti. Nes pastovė ausis iškritinė, nes labai aukščia kaitas. Kokia mes aukštį maždaug esam dabar? 7 PM 800. Normaliai. Atrodo aukščiau, kai žiūri taip į apačią. Aišku, suvokti tą aukštį ir gan sudėtinga, kai gyvenam lygumų valstybė. Bet pastovė aukštin žemyn. Ir tas labai jautas pastovė turi ryti, žiovauti, kad tik atkrėstų ir šakis. Žiauriai gerai. Nu da, paskutinį kartą pažiūram. Wow. Tiesiog wow. Jau dabar pat galėčiau savo svajonę gyvendinti, pamišti nuo kalno, bet nenoriu mišti. Pašiekt galėčiau užtat, bet mišti dar nenoriu. Per daug ir kiaušinę susitraukiam nuo kelio iki čia. Gerai. Toliau.
Jaučiu, kad matau. Matai? Ir tos antenos, va, kur čia yra, ir taip tiesiai į apačią. Ja. Matai? Ja. Elektra. Dolis pasunkintas var. Aš gal praskipim. Dar ne. Dar anksti. Jau buvom grįžę ant trobą. Dovid saka, varom maistą nusipirkti ir to pačiu prisuksiam malkų pasirinkti, kad pečioką pasikorti vakar. Ir on sa atvedė va tokį spotok malkų pasirinkti. Aš net jau savo didžiai kameriks nebėmiau. Na, bet jūs pažiūrėkite. Malkų pasirinkti. Matė būt. Aš čia sustavau, mums dačiai įvažiavo. Aš jau nevažiavau, ten toks didžiulis akumuliatorius ir tikrai būčiau įvažiavęs. Bet... Ok, pažiūrim. Pažiūrėkit, koks tiltas. Kalna. Eina savo. Aš niekada gyvenim nebūčiau pagalvojęs, kad tokia vieta galėčiau būti. Ten žiūrėkit Malagą ir jūrą. O čia kalniukai. Tokie, ten irgi pažiūrėkit. Eik savo. Jau pradedu po biškį pagauti offroadą esmę. Bet dar reikia kiaušinį biškį. Šitą. Pažiūrėkit. Eik tu savo. Aš vis važiuoju, vis kraipau ant galvą. Nesikeik. Pažiūrėkit, kiek saulės elektrinų ten. Ten visa ferma. Ten visa ferma. Wow. Wow. O čia dar gal užlipti. Tai jau lipsim ant viršus, dar pažiūrėsim. Aš dar su pilnu kuprinį maistas. Nereali. Nereali. Į ką trampos pažiūrėsi, ten vis gražiau. Ir tada grįžti vėl kitur ir vėl ten gražiau. Tai jau saulėlydis bus, eina savo. Čia bokštas kažkoks, eina pažiūrėti. Jei kopti, tai kopti. Kad čia kad dar iš aukščiau pasižiūrėti, nes jau dabar neužtenka. Kiek čia aukštisi? 8-9. O, čia į Narniją dursi. Šakins. Wow. Just wow.
kan tik buvom ten. Dabar biškį čia. Aš jau prarandu amą. Pažiūrėk, čia kažkas meditacijai užsijama. Gerai atranda. Zen būsena. Wow, tas pats telts. Wow. Все, parsivilkom iki trobos. Jau žirgas po stogu. Dabar toks klausimas. Yra baseinas. Baseino vandens temperatūra. Ledinė. Laipsnės, nežinau, minusas, nu bet nesuledėjęs. Bet aš savo, kadangi čia buvo pirmas offroads, tai turiu pasikrikštyti, ne? Pasikrikštijau su blynu, viskas okei, biškoj prispaudė, niek baisaus. Bet kodėl krikščionis krikšties, tai su šventu vandeniu. Tai čia bus Ispanijai švents vandau. Einu plavki mautės. Kaip šalta! Daug šalčiau negu tikėjau. Krikštėjau. Dabar einu editinti šitą video. Ir komentarus parašykit, ar daugiau važiavimų norit matyti, mažiau važiavimų, daugiau spot, kas jums būtų įdomiau. Dabar padariau savo nuožiūrą, ką aš įsivaizduoju, dar nepadariau, jau padarys. Bet parašykit, ką labiau norit matyti. Ir susimatom greitą, turbūt, jeigu nežūsiu. Čiau.